Treneriam tiesiog didelis akmuo nuo širdies nukrito po šios pergalės? Nu, kad nelabai. Aš paprasčiausiai, mane domina daugiau ne turnyrinė lentelė, bet komandos žaidimas. Ir man smagu, kad mes sugebėjom laimėti nervų karą. Klaipėdiečius reikia pagirti, kai jie buvo irgi nusiteikę. Viskas gynyboje, tą liūdė ir nedidelis rezultatas. Bet mano auklėtiniai parodė charakterį, ko mes iki galo praktiškai kontroliavom rungtynių eigą visas rungtynės. Visą laiką buvom priekį ir yra labai smagu. Treneri prieš rungtynės akcentavo aukštaūgių žaidimą. Ar likot patenkintas aukštaūgiais? Praškevičius sužaidė neblogas rungtynės, taip. Jasilionis taip pat. Principą galim pasakyti, jeigu ne Vėliaus trauma, būčiau neblogai sužaidęs. Morkeliūnas, matyt, kadangi žaidęs praeitą sezoną Klaipėdoj, tai jis šiek tiek pergdegė. Norėjau didesnio jo indėlio į šitas rungtynės. Ar galima sakyti, kad šiandien sėkmingas žaidimas buvo tų rungtynių ir emocijų po Žalgirio pasekmė ir tęsinys? Nu, galim tai pavadinti, bet nemanau, kad tai buvo kažkoks tęsinys ar kažkas. Mes dirbom kryptingai tą darbą, stengiamės, žaidėjai suprato svarbą ir atidavė visas jėgas. Trečią kėlinio pabaigoje turėjo 13 taškų pranašumą, ketvirtam vėl liko 2. Kodėl nepavyko eilinį kartą išlaikytas? Nu, va čia turbūt ir yra mūsų komandos kažkokios bėdos. Taip, vienas žaidėjas perskuba, kitas padaro klaidelę. Tai neteisingas sprendimas. Manau, kad tokiu atveju trūksta žaidėjų koncentracijos tam savo kažkokiam veiksmui. Šiandien taškus pelnė beveik visi krepšininkai skyrus Šarūną Vėlių, kuris traumą gavo. Ar esat patenkintas atsarginių žaidėjų? Taip, pirmoje pusėje aš norėjau, kad jie, kai išėjo pakeitimai, didesnį indėlį įneštų. Šiek tiek jie mažesnį, bet antroji rungtynių pusė taip, jie įnešė gerą indėlį ir tikrai jie prisidėjo kaip ir kiekvienas žaidėjas dėl pergalės. Pagaliau jų negalim skirstyti pagrindiniai ir atsarginiai, dėl to, kad mes esam komanda ir mes kiekvienas atliekam savo vaidmenį, nesvarbu kiek minučių būdami aikštelėje.